Sveiki visi, jūs esate mezgimo kanale Megzti paprasta, aš esu Kristina, mes nesimatėm ir vėl 100 metų. Ko gero paskutinį kartą, kada čia mes matėmės vasarį ar kovo mėnesį, tai galvoju, kad reikia mums pašnekėti, kas čia darosi. Laikas prabėgo nemažas, kokie geri 3 mėnesiai, jeigu nedaugiau. Ir ką, ir ko gero pradėsim pasakot, kaip čia viskas buvo šitam gyvenime, ne? Pabaigėm mes praeitą video, jeigu dar atsimenat, nes aš tai jau nebeatsimenu. Jeigu nuoširdžiai, pabaigėm turbūt tuo, kad aš gal pabaiginėjau megzti Meggy kardiganą pagal Petit. Tai turiu pasakyti, kad kardigano kodą aš nulaužiau. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš jį pabaigiau. Mezgiau aš jį iš plonyčio būklės siūlo. 80% buvo merino vilna ir 20% poliamidas. Kažkur likutį kažkokį aš jau turiu, bet jau kažkur esu paslėpus, tai tikrai dabar jau labai greitai neatrasiu. Ir užbėgant ko gero įvykiams už akių, galiu pavadinti šį video tiesiog jau kai nesiseka, tai nesiseka chebrytė, rimtai. Ir aš niekiek neperdedu, nes toliau, žinokit, bus tik geriau. Tai žodžiu, kokia yra esmė? Siūlas yra be galo malonus vilkėti. Iš karto dar neparodau kaip ir kas ir ką, bet vis tiek pasakau, kad siūlas yra be galo malonus vilkėti. Pats modelis yra tikrai geras, mezgasi smagiai, įveikiamas, man rodos, visom. Bet kur buvo mano klaida? Mano klaida galimai galėjo būti tai, kad aš gal pasirinkau šiek tiek per didelį dydį megzti. Tai būtų pirmas punktas, nors dabar jį vilkint man taip neatrodo. Bet jeigu aš norėčiau, kad jis būtų buvęs man labiau toksai, sakykime, išeiginis variantas, man galbūt norėtųsi jo pusė dydžio mažesnio, sakykime taip. Tai dabar aš parodau, apie ką aš kalbu. Turiu pasakyti iš anksto, kad aš jį vilkiu, bet tai yra mano naminis megztinis. Tai yra mano tas naminis megztinis, kai tu grįžti, kai dabar yra toksai pavasaris, kai nežinai, ar šilta, ar šalta, ar lisa, ar kas bus, kai tu grįžti šaltom rankom ir tu jį apsivelki ir tavo rankos sušyla. Tai šitas, žodžiu, kardiganas Meggy yra apie tai. Įdėsiu aš kelias nuotraukas, tarp kitko jau 2 kartus buvau, žinokit, išvedusi aš jį už namų ribų, tai manau, kad čia yra neblogas ženklas. Tai šitas mano Meggy kardiganas, jisai nesveria ir 300 gramų. Aš jį vilkiu tikrai aktyviai, todėl tikrai galite matyti vilkėjimo, žodžiu, požymių. Jisai yra lengvutis, minkštutis. Ir vakar visą vakarą aš prasėdėjau, žodžiu, ir mezgiau jame. Nežinau net kaip, žinokit, parodyt, gal aš jį geriau apsivelku ant savęs ir bus visiems viskas aiškiau. Tai dabar, kodėl aš sakau, kad aš jį galėjau megzti šiek tiek mažesnio dydžio. Nes, kaip matot, šita konstrukcija yra tokia ale statytų pečių, tokia imitacija, tas europietiškas vadinamas petys, aišku, ant būklės siūlo nelabai jūs ką matysit, bet šitas petys, jisai turėtų būti, kažkur štai čia. O pas mane, jisai nusileidžia kelis centimetrus, ko pasiekoje, mano, žodžiu, ir kaklas, ir viskas, žodžiu. Turime, ką turime, rankovės yra normalaus ilgio, Sakau, jaukumo, tai yra beprotiško megztinis. Ir ką aš dar padariau blogai, pasirinkau per sunkias sagas. Bet kadangi tai yra mano, kaip aš sakau, naminis megztinis, aš visiškai nestresuoju dėl to. Nes aš labai retai, kada jį nešioju užsisegus, aš geriausiu atveju galiu vieną sagelę viršutinę prisisegti ir savo taip vaikščiot. Sagučiai reikėtų ar kaulinių, ar plasmasinių, ar kažkokiu, aš pasiėmiau metalinės, štai tokias auksinės blizgės. Kas tikrai nėra pats geriausias variantas. Sakau, kelias nuotraukėlės aš jums įdėsiu, bet visumoje vaizdas yra štai toksai. Sakau, kartotinas variantas tikrai, bet kaip matot, mano tas petys, kuris turėtų būti kažkur čia, jisai gyvena kažkur čia. Tai
Nelaikau aš jo nesėkmingų mezginių, nes aš jį labai maloniai nešioju, jis mane šildo, jisai mane, žodžiu, apkabina, jisai yra švelnus, jisai negriaužia absoliučiai nuo žodžio visai, bet sakau, trūksta. Kažko trūksta iki to tobulumo, kad galėčiau išeiti, pasipuošti ir didžiuotis. Taip apsivelku, taip jis mane šildo, viskas yra su juo tvarkoje gerai, bet tai nėra tas daiktas, kuriuo aš galėčiau labai pasididžiuoti ir pasigirti, kad va, ėmiau ir nusimesgiau. Gal kad kas nesupranta, gal viskas yra gerai, žodžiu. Galvoju, tiesiog nutasytas megztinis koks nors, bet man pačiai, kai žinant, kad čia yra mano rankų darbas, tai nėra tai kažkas tokio, kad aš galėčiau didžiuotis. Tai va, tai tokia istorija yra apie Megi kardiganą. Megi kardiganas yra, žodžiu, tas mezginys, kuris man padėjo atrasti kelią į kardiganų pasaulį. Nes, kaip žinot, kiek iki šiol aš nemezgiau kardiganų, nei vieno nepabaigiau. Nei vieno. Tai va, tai žodžiu taip. Tada, kas buvo vėliau? Vėliau atėjo kovo mėnesis. Kovo mėnesį, galima sakyti, supraskit mane teisingai, kovo mėnesį aš pragėriau. Netiesioginė to žodžio prasme, aišku, aš esu tas žmogus, jeigu uždraustų alkoholį, aš nepergyvenčiau kažkaip, tai man įtakos kažkokios konkrečios neturėtų, bet esmė ta, kad kovo mėnesis pas mus buvo jubiliejiniai metai. Jubiliejus ant jubiliejaus ant jubiliejaus, tame tarpe ir mano palus jubiliejus buvo, žodžiu. Tai va, tai kai pradėjom nuo kovo pradžios savaitgaliais lakstyti po balius, tai pabaigėm tik tai kovo pabaigoje gerai. Tai va, tai to laiko mezgimui nelabai kiek ir buvo, bet taigi dabar buvo šita mano epopėja, kai prisipirkau baltų siūlų kaip kvailys giros. Tai va, kaip matot, Megi irgi yra tokia va, pieno baltumo off-white, tokia galima sakyti spalva. Ir ką? Ir man pasidarė labai liūdna nuo tos baltos spalvos, nes aš kai pasižiūriu, visur aplinkui pas mane baltoji karštinė. Bet vėlgi užbėgu įvykiam už akių, žinokit, čia dar ne baltos pabaiga. Tai va, tai man baisiai, atsiprašau, nukrito mano sekanti mano nesėkmė. Man prisireikė spalvos. Ir kaip man jos prisireikė? Kažkada per pietų pertrauką, žodžiu, su kolegėm nuvažiavom papietauti į molą. Kaune yra prekybcentris, žodžiu, molas, kur yra daug parduotuvių, kavinių ir taip toliau ir panašiai. Ir einant, žodžiu, tuo molu, H&M vitrinoje aš pamačiau aprengtą manekeną. Manekenas buvo aprengtas jau šviesiai, kadangi tai buvo gal kovo pradžia. Šviesiai ir ant pečių jam buvo taip pat gražiai parištas megztukas, bet tas megztukas buvo tokios gražios oranžinės spalvos. Aš jums nemoku papasakot. Tokios neįkyrios, ne tos tokios fluorescencinės, ar kaip jos ten vadinasi, žodžiu, neoninė. Tikrai ne neoninis, tokia žiauriai graži ta oranžinė spalva ir labai gražiai jinai, žodžiu, paryškino, davė akcentą tam visam rūbų deriniui. Ir ką? Ir, aišku, man kaip į tualetą prisireikė irgi oranžinio megztinio. Tai ką aš dabar nueisiu, nusipirksiu tą oranžinį megztinį, kai mokėdama megzti. Tai čia nesąmonė. Ir ką? Ir aš rinkausi ilgai ir nuobodžiai, norėjosi man ir kašmyro, ir ne kašmyro, ir visokių, bet kadangi supratau, kad kol aš jį numegsiu, galimai gal atšils orai, aš dar jį norėsiu vilkėti šį pavasarį, tai man reikėjo tokio vėsesnio pluošto. Ir iš visų gražiųjų oranžinių spalvų aš išsirinkau, va dabar parodysiu tik tai likutį, kas man liko. Čia yra Concept by Kate Cotton Merino. Jeigu kam nors įdomu, spalva yra 145. Čia yra medvilnės šniūrelis. 70% čia yra medvilnė ir 30% tai yra, kaip suprantu, į tą šniūrelį įpūsti vilnos pūkai. Tai va, spalva yra beprotiškai graži. Nežinau, ar čia persiduoda pas jūs labai teisingai. Manau, kad visai neblogai. Ir ką, šitus virbalus čia rekomenduoja megzti taip. 4,5–5, metražas yra 50 gramų, 100
5 metrai. Siūlas pats savaime, ta virvelė yra ganėtinai tokia storoka, kaip ir viskas tvarkoja. Ką megzti? Ką aš geriau galiu pati numegzti negu reklamą. Pasiėmiau, pasimezgiau mėginuką, tarp kitko tą mėginuką mezgiausi irgi grįžus jau po kažkokio balio, po vidurnakčio, žodžiu, man baisiai reikėjo to mėginuko, nes jau čia ir ta spalva tokia ir, žodžiu, viskas link savęs, žodžiu, mane tempė tą megztinį pradėti megzti. Ir pradėjau megzti aš tą megztinį, jeigu stebit mane Instagram'e, tikrai galėjot matyti procesų, žodžiu, tuos užkulisius visus apelsininius, kaip aš pavadinau. Ir ką? Ir numezgiau aš tą apelsiną savo iš tų siūlų. Numezgiau, aišku, be mezgant mesgi matuojamės, ar mums rankovių ilgis pakankamas, ar kūno ilgis pakankamas. Aišku, aš pergyvenau, kad galiu neužtekti siūlų, bet siūlų vat užtekau ir dar lašelis liko man tų siūlų. Ir skalbiau. Kaip aš skalbiau taip, kaip kardifo megztinį. Taip, kaip skalbiau buklė megztinį, kaip skalbiau visus savo megztinius, lygiai taip pat. Kadangi pas mus yra dušo kabina tokia šiek tiek gilesnė, tai aš prileidžiu ten drungno vandenuko, įpilu kokio skalbiklio ir pamerkiu. Skalbiklis dažniausiai būna arba tas mano Ringuvos, kur aš jau, man atrodo, kelis kartus esu jums rodžius, kad dažniausiai renkuosi Vilnai tą skalbiklį, arba dabar taigi turiu dovanų gauti iš Pasaulio siūlų Eukalaną. Tai šliūkštelėjau to ir pamerkiau. Pamerkiau, kad jisai man prisigertų vandens, šiek tiek atmirktų, vanduo tikrai nebuvo karštas. Jau kažkaip per tiek metų mezgimo skalbimo aš jau jaučiu tas temperatūras. Ir ką, palikau aš jį pagulėti ir nuskalavau, praskalavau aš jį rankom, aišku, išskalavau ir aš visada savo mezginius nuskalavus ir jau rankom šiek tiek nugręžus, kiek tai įmanoma, dedu į skalbimo mašiną tik gręžimui. Niekada išskalbus savo mezginį, sakykime, rankom, niekada nestatau papildomo skalbimo mašinui, nes priklausomai nuo sezonų, jeigu tai yra gili šalta žiema, šaltas vanduo lygiai taip pačiai gali suvelti, žodžiu, jūsų mezginį. Tai šito aš niekada nedarau. Įdėjau tik tai gręžimui. Gręžimui niekada nestatau irgi daug apsukų, kad būtų 400, maždaug taip. Aišku, įdedu papildomai kokį rankšluostį, jeigu ten megztinis vienas tik tai turi išsigręžti, kad papildomos tos apimties būtų ir kad išsigręžtų. Ir aš išsitraukiau ir buvo nelikę mano pusės megztinių. Tiesiog va taip. Aš nesuprantu, kur buvo mano klaida. Iki šiol nesuprantu. Kažko matyt apie medvilnės savybės, aš nežinau. Kodėl taip atsitiko, aš neįsivaizduoju. Tarp kitko, mezgiu 5 numerio darbalais, šitais kubikais. Ir dabar, kai parodysiu savo procesą, turiu paminėti apie kubikus, nors Čiaugų jie ir sako, kad šitie jų kubikai yra stebuklingi, kažkokiu tai būdu, kad jų diametras, sakykime, nesiskiria, nes man rodos, net pro kubikus skirdavosi ar per pusę, ar per ketvirtį dydžio. Tai galiu pasakyti, kad mano tankis mezgant kubikais yra dar kietesnis negu mezgant apvaliais Čiaugų. Tai žodžiu, dar man, žinokit, kuo naujesni virbalai, tuo aš kiečiau mezgu. Kiečiau tai ta prasme, kad tvirčiau, nekiečiau tobuliau kažkaip ten, žodžiu, inovatyviau ar dar kažkaip. Tai galiu aš jums parodyti tą megztinį. Megztinis buvo apsirengtas lygiai vieną kartą į mūsų mezgėjų susitikimą. Kaip galite matyti. Iš pažiūros atrodo normalus megztinis, kasgi jam čia toko gali būti, bet aš sakau, man jis yra per trumpas, tai yra megztinis nuo svetimos skalbinių virvės. Ir aš absoliučiai nei kiek neperdedu, neutiruoju. Ta prasme, tai yra taip. Tai yra megztinis pasiskolintas nuo svetimos skalbinių virvės. Dabar kas liečia šitą siūlą? Nežinau, galite užmėtyti mane pomidorais, akmenim, kas pakliūna po ranka, bet šito siūlo aš antrą kartą nebandysiu. Nebandysiu dėl ko? Nebandysiu dėl to, kad jau mezgant man jisai pradėjo veltis ir burbuliuotis. Megztinis jau atrodė kaip gerai panešiotas ir čia yra tokių vietų, kurios
Nu, va tokios jau atrodo kaip, kad būtų tokios gerokai padėvėtos, sakykim taip. Jisai yra jo, prie kūno jis yra malonus, viskas su juo yra tvarkoj. Bet, sakau, šitas šposas, kuris atsitiko, aš neatmetu, kad čia yra mano kaltė, kad aš kažką padariau neteisingai įskalbdama. Bet, ką aš dar pastebėjau, čia jau pastebėjau, žinokit, po skalbimo, kad jisai skersuoja. Šitas siūlas turi, žodžiu, polinkį skersuoti. Aš esu girdėjusi apie vieną, man atrodo, ar Lana Grossa, man atrodo, artikulą, kad irgi medvilnė yra, irgi, man atrodo, toksai plonytis šniurelis ir irgi jinai skersuoja. Aš neatsimenu dabar, žinokit, kaip vadinasi tas siūlas, jau man atleiskit, bet bežiūrėdama tos YouTube video visus aš pastebėjau. Tai lygiai taip pat gražiai turi skersavimą ir šitas siūlas. Viskas atrodytų gerai, viskas atrodytų gražu ir tobula, bet ką man daryti su juo, aš nežinau. Išmesti rankos nekyla, čia yra 10 kamuoliukų, žodžiu, pinigai sumokėti ir gavosi šlamštas. Bet čia yra pamoka. Čia man yra patirtis ir pamoka, jeigu gyvenimas iš mūsų pasimtų už visas gyvenimo pamokas tik pinigais, tai būtų pats geriausias dalykas. Čia nesveikata, čia ne ranka, ne koja, ne liga, ne dar kažkas, čia tik pinigai. Aš sakau, dirbam, užsidirbsim. Tai va, tai žodžiu, stovis pas mane nabagutis, buvo išėjęs vienintelį kartą į mezgimą mūsų balandžio mėnesio Kaune, kur buvo po sakurom. Ir aš jį apsivilkau vien tik dėl to, kad nereikėjo nusivilkti striukės. Nes jeigu būtume ėję, kaip visada eidavom į Koko kafe, aš tikrai nebūčiau ją vilkusi. Nu, aišku, mes su panom pasijuokėm, kad, žodžiu, kaip prienų vagis, liaudiškas posakis, ne veltui toksai ir yra. Kad grinai megztinis yra kaip prienų vagės nuo svetimos skalbinių virvės. Rankovės trumpos, ilgis trumpas, žodžiu, viską. Dar variantas yra, pakalbėjus su panom, daryti rankovės. Nu, vat, ne kaip trumpos rankovės yra, bet vat, šiek tiek tokias iki alkūnių. 3/4 rankovės aš nemėgstu. Jos dabar pas mane kažkur yra, vat, iki čia. Nuardyti rankovės ir tai, kas liks, primegzti kūno dalį, bet čia yra siūlas, čia yra ta medvilninė virvelė ir aš bijau, kad man beardant visas tas pūkas nusiardys ir aš turėsiu tokią nuplikusią virvelę ir megs nemezgės, jau tu ten burtažodžius kalbėk, jau nieko geresnio nebus iš to. Tai va, tai sakau, tokie truputėlį du mezginiai vienas po kito, dar jeigu megę aš su malonumu nešioju namuose, tai šito aš tik pasižiūriu, pasidžiaugiu, kokia graži spalva, kiek daug laimės man jinai suteikė, kai aš mezgiau. Ir dėja, tai yra viskas, ką aš galiu pasakyti. Sakau, aš tikiuosi, kad gal jūs turit patirties su šitų siūlų, gal jūsų patirtys yra ženkliai geresnės, puikesnės. Gal jūs tikrai ir mezgėt, ir džiaugėtės, ir kartojot, ir galėjot rekomenduoti kažkam. Aš dėja iš savo patirties žinokit, kad ir kokio grožio tai yra spalva, kad ir kokio malonumo pluoštas, kad ir kokio gerumo sudėtis. Bet aš dėja su savo liūdna patirtim negaliu nieko gero pasakyti. Prisidirbau reikalų, žodžiu. Tai va, paturėjau gerą laiką mezgant, čia man buvo tokia tikra pavasario pradžios spalvų terapija. Ir ką, ir tada atėjo balandis, ir tada, žodžiu, po mano šitų visų mezgiminių fiasko, atėjo krizė, aš susipykau su mezgimu. Susipykau su mezgimu ir taip konkrečiai susipykau, kad, žodžiu, mane sunervino, kad aš čia tokia darausi visai tokia negabi ir niekam tikus ir nieko verta ir čia nieko nenumezgu, ką galiu paskui vėliau apsivilkti. Tuo labiau, kad atėjo tos kelios šiltos dienos, kai pagalvojau, kad gal jau čia tų mezginių nebelabai reikės ir kam čia iš viso reikia megzti. Bet, žinokit, kur buvus, kur nebuvus, vis tiek, nu, vat, tas vidinis kirminas toksai knibždėjo. Knibždėjo, žodžiu, jisai man pirkti siūlus, man nieks nesutrukdė, pažiūrėkit, va, nusipirkau vat ir šitų koncept baikatę, nusipirkau paskui dar ir šiek tiek kitokių siūlų, bet apie pirkinius mes truputėlį vėliau pakalbėsim, žodžiu, kaip kalbėsim procesus. Tai va, bet man vis tiek kirbėjo ta mintis, nu, kažkaip, nu, nelabai yra ką veikti vakare.
kažkaip sėdėti ir televizorių bukai spoksot. Gerai, tu gali porą vakarų paspoksot, gali vyno taurę kokią išgerti, dar kažką, tai kiek tu gersi, kiek tu tą televizorių žiūrėsi. Tu šiom rankom turi minti, aš vis tiek žiūriu tą televizorių, žiūriu Netflix'o, ten serialus kažkokius viską, bet kažkaip baisiai liūdna, bet tom tuščiom rankom. Ir aš jau pradėjau galvoti, ką aš čia norėčiau megzti. Lyg jau man patiko labai, aš jau lyg tokį kaip ir pasididžiavimą savim jaučiau, kad, žodžiu, aš jau čia nulaužiau tą kardigano čarą, žodžiu, viską. Ir pagalvojau, kad gal man reikia kokį nors vėl kardiganą megzti. Iš tų tokių aprašymų, ką aš turėjau, pasikuičiau, kad ten tokie jau gal morališkai labiau pasenė, jau tie mano aprašymai turimi. Ir man visai taip Instagrame benaršant užkliuvo už akies vienas petit kardiganas. Bet vat konkrečiai, kažkaip gal aš jau pavargau nuo tų gerų akių ir vėl man norėjosi kažkokio raštuoto, tai vat užkliuvo man už akies vat štai šitas kardiganas. Jenny Jacket, trikampė apykaklė. Pasižiūrėjau, kad tas Megi, kad ir kaip man jisai patinka, bet man ta apvali apykaklė prie kaklo gal patinka tik marškinėliuose. Tai va, nusipirkau aš tą aprašymą ir pagalvojau, kad būtų gerai megzti galbūt iš to, ką aš jau turiu. Kažkada labai senai, prieš kokius gal 6 metus, mesgi bandėm kartu megzti irgi pagal Petit Frilis kardiganą. Toks irgi gerų akių ir aš buvau išsiūlus nusipirkus ir aišku, man ten kažkas neišėjo, nepasisekė, praėjo noras ir viskas ir aš jau aišku nenumezgiau, siūlai liko. Bet aš tada mezgiau iš Casual, man atrodo, merino pilko ir kicilko. To kicilko irgi prisipirkus kaip kvailys giros, voliojosi N+K metų. Tai va, tai žodžiu, voliojos, išsaugojau aš jį. Ir ką? Ir pradėjau aš naršyti savo, žodžiu, siūlinius lobynus, kurių, tarp kitko, yra dar apmažėję. Aš aišku nepasakojau, bet praeitą rudenį turėjau vėl tokį neblogą antskrydį. Tų pačių, žodžiu, draugų, kur buvo prieš kelis metus. Tai va, tai žodžiu, iš to, ką dar pavyko man išsaugoti iš mano siūlų, tai va, kaip galite matyti, šitas va, pagalbininkas čia stovi ne veltui. Čia yra tvidas, kurios sudėties aš tikrai nežinau, jie yra pirkti labai jau senai. Manyčiau, gal čia koks yra merinas ir polemidas, nes, į daugiau nieką tai neneša. Jis va, tai yra tokios, šiaip spalva gerai persiduoda ir kaip matot, yra balti ir melsvi tokie taškeliai, o pats siūlas toksai nei to melsvas, nei to pilkas, toks kažkoks apsiniaukusio dangaus spalva. Tai va, tai žodžiu, ir aš pasiėmiau šitą siūlą, pridėjau savo turimą kicilką, kažkur čia jis pas mane šitoj krūvoj, va, irgi tokios pilkos sidabrinės spalvos ir kas man gavosi. Turiu pasakyti, kad gal man gavosi pasimezgus visai neblogas mėginukas. Vaizdas man patiko, viskas man kaip ir patiko, tai ką aš nusipirkau tą aprašymą, jaučiu paumegzti. Mezgiau ir žinokit, nieko gero, aš dar čia iš karto pasakau, kad dar nelabai ką turiu numezgus, nes šitas raštas jisai reikalauja šiek tiek, aišku, laiko ir atidumo ir schemos sekimo. Ir ką aš turiu nusimezgus, vat, nugaros dalis primegsta, kiek reikia iki atskyrimo, vienas priekis yra vat numegztas ir kitas priekis jau irgi vat tuoj bus numegztas, bet mane truputėlį pertraukė kitas procesas, apie kurį aš jums irgi papasakosiu. Tai vat turiu tokį raštuotą mezginį, kai jau man atsibos kada nors vėl megzti gerom akim, aš vėl grįšiu, turiu viską pasižymėjus pačiam aprašyme, kurioje aš esu vietoj, ką aš mezgu šiuo metu ir, žodžiu, va taip pat megsiu. Kodėl pasirinkau megzti iš šitų siūlų kardiganą? Nes, ką aš dar supratau, aš nemėgstu moheros. Man tiesiog per karštai yra. Tai vat aš dėl to mezgu kardiganą, kad man tai būtų kaip antras sluoksnis. Kad aš galėčiau apsivilkti ant kažko. Tai vat. Šitaip. Paskui, ką aš dar mezgu? Mezgu.
Kadangi man labai norėjosi, žodžiu, išbristi iš šito susipykimo su mano mylimiausia veikla pasaulyje, tai yra mezgimu, aš nusprendžiau save apdovanoti vėl gerais siūlais, labai tikėdamasi, kad jie man sugrąžins mezgimo džiaugsmą. tą normalų tokį mezgimo džiaugsmą, kai tu, žodžiu, grįžti iš darbo su ta viltim, kad eisi megzti, galėsi ramiai savo pasėdėti ir pamegzti. Tai va, tai ką aš padariau, aš vėl nusipirkau Cardiff kašmyro, nes jau ko gero minėjau N+K kartų, kad tas mano megztinis, kurį aš mezgiau advento metu, tai yra pats populiariausias mano mezginys iki šios dienos. Nesakau, su dukra, va taip, daromės grafiką, kurią dieną jį vilkės. Tai va. Tai žodžiu, nespjauna nei jinai, nespjaunu ir aš, ir va tokiais atvėsesniais rytais, nu čia yra pasaka, išgelbėtas, mezginys išgelbėtas. Tai va, tai aš nusipirkau vėl 10 kamuoliukų Cardiffo, šį kartą pasirinkau tokią pelenų rožė, ne pelenų rožė, net nežinau kaip jinai vadinasi ta spalva, nu va štai tokia. Numeris spalvos yra 687, nusipirkau 10 kamuoliukų ir mezgu aš iš jų Elizabeth Blouse. Ir kiek aš jau turiu numezgusi. Turiu numezgusi va štai tiek. Nežinau, man tinka, netinka šitas spalva, kaklas šitas yra viskas. Šiaip čia galite matyti, kaip aš slepiu Cardiffe siūlo galiukus. Aš turiu video, kai aš slepiu siūlo galiuką, išvedžiodama vat palei akis, vat tuo principu. Bet man biški per ryškus yra, tai aš dabar ką padarau, tiesiog siūlo galus nukreipiu į skirtingas priešingas pusės ir tiesiog vat tokį darau takelį. Tai yra iš gerosios pusės maksimaliai, nu sakykim, nematoma. Taip dariau vat ir anam mezginį, taip dariau lygiai taip pat slėpiau siūlus. Vat ir šitam mezginį, tai va, taip slėpiu ir šitam Cardiffe. Kodėl jau jie yra paslėpti, nes aš megzdama šį kartą Cardiffą sugebėjau per pirmus 3 kamuoliukus siūlą nutraukti 6 kartus. Tai aš turėjau ekstra 12 galiukų. Tai va, kiek yra numegsta, žodžiu, kaklas išmegztas, paslaptys atskleistos apie siūlų suslėpimą, kaklas va čia va irgi šitos juostelės yra apmegztos, reglanų dalis išmegzta ir mezgasi kūnas, dabar nesumeluot, aš gal turiu likusius 4 su centais kamuoliukus, vėlgi rankovės žiūrėsiu pagal situaciją, vėlgi man norėtųsi jam va iki čia tų rankovių, va štai tokių. Nes pažiūrėjau, kad šitas kašmyras labai gerai nešiojasi visais metų laikais. Aš manau, kad vasarą ir šią mes irgi turėsim tų tokių dienų, kai bus drąsiai galima apsivilkti ir šitą Elizabeth Blouse. Va. Nežinau daugiau ką papasakot, mezgu 3,75 virbalais, pagal petit dydį Elizabeth Blouse mezgu L dydį, nes, palaukite, taip, čia vat yra mano aprašymas, va. Aprašymas, čia tankis yra rekomenduojamas 23 akys 32 eilės, bet kadangi mano tankis yra 26 akys, tai man teko imti didesnį dydį. Ir dar aš susiradau užrašus, kaip mezgiau praeitą savo šitą reglaninį megztinį iš Cardiffo. Ir maždaug pasižiūrėjau, kiek aš akių tada pasilikau kūnui po rankovę atskirimo. Ir čia mano buvo pagrindinis tas toksai atskaitos taškas, pagal kurį aš rinkausi, kurį dydį man reiktų megzti. Tai va, mezgu L dydį, kuris, nu, ant mano eso turėtų galbūt geras. Nu, aš labai tikiuosi. Nes jeigu jau ir kašmyrą sugadinsiu, tai jaučiu, nežinau, tada jau klausykit, padegsiu. Padegsiu visus savo siūlus. Tai va, tai žodžiu, juokas juokais, mezgu
Tai. Ir dabar dar man reikia pradėti dar vieną procesą, apie kurį mes jau pakalbėsim, kai, žodžiu, parodysiu savo pirkinius. Ašgi sakiau, kad baltoji karštinė pas mane dar taip lengvai nesibaigia. Čia yra tas maišelis, kurį, žodžiu, sutrypiau nesenai. Tai va, ašgi vis ieškau kompaniono savo vienam siūlui. Ir prie vieno siūlo dedu, ir prie kito siūlo dedu, ir prie trečio dedu, ir prie ketvirto, ir prie aštunto, ir niekur man netinka. Taigi čia yra taip mano garsusis, va, šitas, žodžiu, 20% kašmyras, 30% šilkas, 50% merino vilna, metražas 1100, parodytas jau begalę kartų šitas pūkis. Aš niekur jo nepritaikau, su nieko man jisai netinka. Jau tų baltų siūlų aš turiu visokių, ir vis tiek man jisai niekur netinka. Tai ką aš pagalvau? Gal galvau vėlgi pavasariui, aš žinau, kad tas žmogus, kuris mina ant to pačio grėblio 15, 18, 30 kartą. Tai va, tai čia lygiai tas pats liečia baltą spalvą ir lygiai tą patį liečia, kas liečia medvilnę. Benaršydama, žodžiu, internete, užmačiau, kad viena siūlų parduotuvė prekiaujanti siūlais ritėmis turi gražių baltų siūlų. Tie gražūs balti siūlai, man atrodė, kad man gali būti labai puikia alternatyva pridėti megzti su šitu gražiu baltu siūlu, bet dėja. Tai va, pasižiūrėjau, kad yra tokios labai fainos plonytės medvilnės babinos ir jos turi tokius skaidrius žvynelius. Gal jų, turėtų matytis. Čia tas toksai subtilus žvilgesys vadinasi. Tai va, tai aš nepirksiu vienosios babinytės, aš nusipirkau jas, dabar nesumeluosiu, gal 4, nes čia metražas, žinokit, yra kažkas gal apie 400 metrų šitoj vienoj mažoj babinytė, nes jis toksai plonytis. Ir aš jau savo mintį jau suplakiau kokteilį, ką aš čia megsiu, nes dar pastebėjau, kad dar yra labai faino irgi balto siūlo. Arba galvojau, kai padarysiu kokteilį, niekas tokio neturės. Tai nusipirkau dar 200 gramų, taip, čia yra 10% kašmyro, 20 šilko, 70 merino ir metražas čia yra 1600 metrų, 100 gramų. Jau galvojau dabar, kai padarysiu tokį kokteilį, tai čia išgrius visas Kaunas. Ir nieko aš nepadariau, aišku. Atsiviniojau čia net ir siūlų nuo šitos babinos. Ko tik aš nedariau, ko tik aš nemezgiau ir nedėjau tuos visus kokteilius ir man niekas nepatiko. Realiai, niekas man nepatiko. Šitas siūlas, jisai yra minkštas, smagus, geros sudėties, pačios girdit, jau ne pirmą kartą kartoju. Bet visiems siūlam duoda tą tokį vatos efektą, kuris aš nežinau, ar man patinka. Gal man reikia iki jo tiesiog dar užaugti. Tai va, tų mėginukų, žinokit, jums leidus, primesgiau, bet dievo mėros. Va čia, su tais blizgučiais ir visko. Galvoju, nepasisekė čia man dabar su šitu mano, žodžiu, išmislu visų, ir ką darysi, bet galvoju, vis tiek jau čia tas siūlas su žvyneliais, jūs žinot mano meilę blizgučiam ir žvyneliam. Aš galvoju, ašgi negaliu jo palikti taip ramiai stovėti, galvoju, reikia man iš jų kažką megzti. Kadangi čia baltas, man reikia balto kompaniono. Ir aš vėl, žodžiu, prie klaviatūros, prie kompo ieškoti. Kas čia man gali tikti prie to žvynelio. Kuičiau, verčiau. Ir ką aš suradau? Pagalvojau, kad man gal irgi reikia kaip medvilnės, kokolino, dar kažko. Ir atradau kompanioną. Baltą. Aš sakiau, gyvenimas manęs nieko nemoko. Čia yra iš Sandnes Garn Thin Line. Čia yra ta plonoji versija, kurioje yra 50 gramų. Kai surasiu, pasakysiu, kiek metrų. 220 metrų. Tai aš pagalvojau, kad 2 plonus sudėsiu, gausiu vieną normalų ir čia man labai viskas bus gerai. Aišku, neblogai. Mėginuką pasimesgiau, neblogai turiu pasakyti. Jau pasiglamžęs tas mano mėginukas, čia kompanija sudėta jų abiejų. Neblogai man jis žiūrėjosi, bet ir vėl aš sugebėjau
procesą pasirinkti maksimaliai blogą. Šitai kompanijai. Čia jau net ir pagal spalvą, taip jau ganėtinai sakyčiau, atitinka, nes aš jau vežiausi pas pasaulio siūlų, žodžiu, šitą ritelę, kad aš tą baltą spalvą atrinkčiau pagal, žodžiu, kompaniją. Ir ką, aš nusipirkau šito siūlo, kiek aš nusipirkau, 4 gal kamuliukus ar 5, žinokit, jau nebeatsimenu. Ir pradėjau, žodžiu, vėl ieškoti, ką čia man megzti. Ieškojau, nu jau taip gudriai suieškojau, žinokit, pasaką, nu tiesiog. Ankerty. Kadangi šitas ankerty, dabar aš nesumeluosiu, jisai mezgasi irgi iš laino, man atrodo. Ne, jisai mezgasi, žinokit, iš Elise from Permin, 25 gramai 115 metrų, tai 50 gramų, 230 metrų kažkas ir negi jisai vienu siūlu čia ir mezgasi. Tai va čia labai panašus metražas, dėl ko aš ko gero ir norėjau va šito ankertį. Nes yra vienas dar ankertopas, man atrodo, kur mezgasi iš storesnės versijos. Tai žodžiu, jau čia man ką tiko, tai tiko. Jau galvojau, kaip megsiu, dabar jau kaip pradėsiu, jau kaip aš čia gražiai atrodysiu, nusimezgusi. Ir mano šitas, 5 pirkau kamuoliukus, nes va čia va yra pradėtukai mano. Ką aš pradėjau megsti? Nu ir pradėjau megsti tą ankertį. Kai pradėjau megsti, žinokit, vieną kartą pamezgiau, pažiūrėjau, kad čia ne kažką gaunasi. Nu, galvoju, apsimetu dar kartą megsiu. Ir antrą kartą, žinokit, mezgant irgi ne kažką gavosi. Bijau, žinokit, kad aš tiek neišgeriu. Kad galėčiau toleruoti tai savo mezginyje. Nu, va čia yra tas mezgimas, viena gera, viena išvirkščia. Žinokit, žinokit tikrai. Aš tiek neišgeriu, kad galėčiau toleruoti tokias va tokias kreivas. Nežinau net iš kurios pusės jums rodyti, kad būtų aišku, kaip čia yra viskas blogai. Nu, tai va, eilinį kartą turiu daug baltų siūlų. Ir nei vieno proceso, ką galėčiau doro, aš iš jų numegzti. Šiaip aš supratau, kad šitam Thin Line geras jisai siūlas, viskas su juo gerai, tik tiek, kad man jisai megzti iš jo vieno per plonas, sudėjus su tuo blizgučiu nesąmonės gaunasi, jeigu mezgant ten viena gera, viena išvirkščia. Jiem reikia gal kokio ažūro. Bet čia man dar reikia paieškoti, ką aš galėčiau numegzti iš jų. Nes šiaip siūlas malonus, mielas, ašgi turiu ir megztinius iš Drops Belle, kuriuos man tikrai patinka vilkėti ir nešiot, bet Drops Belle yra dvigubai storesnė. Tai va, reikia kažką atrasti, ką aš galiu numegzti iš šito kokteilio. Tai va, tai sakau, pasipildžiau dar baltų siūlų atsargom. Ką čia gali žinot? Gal imsiu ir atrasiu kokį nors tobulą prašymą, iš kurio numegsiu tobulą daiktą. Ir paskutiniai, ko gero, mano pirkiniai. Taigi, kai pirkau siūlus šitam katėm, oranžinius šituos, buvau sužinojusi, kad mūsų kolektyve laukiasi viena kolegė. Nu ir aš sakiau jau, kad aš turiu tą tradiciją numegzti kojinytes. Kadangi laukiasi antrą kartą mergaitės, turi jau mergaitę lygtais 3 metukų, tai pagalvojau, kad reikia sesėm numegzti kojinytes. Nu ir kadangi sesės abi, tai reikia rožinių. Ir aišku, iš karto nusipirkau siūlus. Tai va, siūlus išsirinkau, va štai tokius, jau nekreipkite dėmesio, čia jau žinok, tai irgi gyvenimo matė. Čia yra Filcolana Arveta, aišku, aukštinkojom rodyti, tai čia yra must have. Va, čia yra Filcolana Arveta, siūlų spalvos yra taip, šita rožinė yra 370, šita tokia kreminė, net sakyčiau, 383. Metražas 210 gramų 50 metrų, nusišneku.
210 metrų 50 gramų, 80% yra Virgin Wool ir 20% nailonas. Bet aš sakyčiau, kad čia yra merino vilna ir nailonas. Pirkau 2 rožinius, va šitus cigariukus ir vieną štai tokį. Ir ką aš iš jų mezgiu. Dar nieko nemezgu, šiaip bandžiau tik tai megzti. Turiu va tokį aprašymą kojinyčių su kvarbatkėlė. Va, kaip tai atrodo, kaip tai vadinasi. Ir vat numegsiu sesėm abiem po kojinytės. Aišku, jau buvau pradėjus megzti tas jau naujagimės kojinytės. Tarp kitko, irgi atradau vieną labai gerą dalyką, nes, kadangi aprašymas mokamas, tai aš nelabai galiu ką atskleisti iš paslapčių, bet atradau vieną labai gerą dalyką, kokią kojinytę buvau pradėjus jau megzti. Nes šičia mezgasi viskas nuo kvarbatkytės. Man rodos, jau nebeatsimenu. Kūdikio smegenys ir pas mane įsijungia, mezgant, daiktelius kūdikiam. Esmė ta, kad tikrai mezgasi šita kvarbatkėlė, paskui mezgasi atvartukas. Ir tada turėtų megztis kojinytė, bet aš kažkaip, nežinau, atradau savo kažkokį gerą būdą, kad pakeičiau mezginio kryptį ir man kažkaip nereikėjo ar siūlo nutraukti, ar kaip. Aš jau žinokit, neatsimenu, jau čia nusišnekėjau, tai maks. Tai va, tai tokį turiu pradėtuką, bandymuką, kūdikinės kojinytės. Tai mano planas, tarp kitko man dabar yra atostogos. Savaitę laiko turiu numegzti tas kojinytės ir, kad būtų mažom damom ką apsiauti rudenį. Tai va, megsiu ko gero ne patį tą mažiausią dydį. Bandžiau, rodos, 34 akim, megsiu ko gero gal kom 36-38 akim. Kad kažkur gims gal rugsėjį kokį, tai va, kad būtų rudenį kojinytės. Tai va, tokį procesą bandysiu pradėti ir įgyvendinti. Ir žinokit, viskas šiai dienai, ką aš turiu jums papasakot, pripliurpiau 40 minučių apie nieką. Iš nieko, vat matot, kaip aš moku išpūsti puikiausius burbulus. Ai, tarp kitko, dargi, ką aš išbandžiau. Aš atsiprašau, biskį pasilinksiu, nes šis pas mane čia ant žemės padėta. Kągi aš dar išbandžiau, tokį vieną naują dalyką išbandžiau, nes irgi prisižiūrėjau, čia man baisiai labai prisireikė, žinokite. Va, nusipirkau, žinokit, aš biserio va tokio karoliukų. Vat. Dabar galvoju, ar dvi ko gero tik spalvas ir pirkau. Nusipirkau tokių vėrimui adatyčių planyčių. tą tokį specialų siūlą. Ir ką aš padariau, įdėsiu nuotrauką. Kaip vadinasi iš šito biserio siuvimas, jeigu su adata? Pasiuvau tokį vieną žiedelį. Tokį patį elementariausią, kokį tik galėjau rasti YouTube, žodžiu, iš to biserio pasiuvau. Aišku, dukra nuo manęs jį nukniso ir kažkur pametė. Tai net negaliu realiai parodyti, bet parodysiu, kaip jisai atrodė ant mano piršto, tik tais pasiūtas. Suvertas, bet jeigu su adata. Nu, gal suvertas, pasiūtas, aš tikrai nežinau. Tai va, galvau, gal dar reiktų dar kokį nors vieną susiūti, pasiūti, suverti, sunerti, žodžiu, tą žiedelį. Nes visai gražiai man jie atrodo. Tokie vis kažkas kitokesnė. Ir viskas, žinokit, šitą pasaką mes čia ir baigiam. Galvoju, kad dar susitiksim galimai netolimoj ateity. Tai vat. Ir pabaigai galiu papasakot vieną linksmą istoriją. Kaip visai nesenai mano vyras išmetė mano siūlus į konteinerį. Tai va, aš jau minėjau, kad vėl turėjau, žodžiu, ataką rudenį ir siūlus, kurie, aišku, jau buvo pažeisti, aš juos negailestingai išmečiau. O siūlus, kurie buvo va, tokiose sandaresnėse, sakykime, dėžėse, maišeliuose, dar kažkur, kur buvo nepaliesti,
Rudenį tą patį, gal kokį gruodį, aš išnešiau juos į lauką, terasui sudėjau tokią, žodžiu, dėžę, kad jie pas mane karantinuotųsi ir žiema tikrai buvo labai dėkinga ir jie zarazos visi turėjo, jeigu ten kažkokiu būdu ir buvo jų, jie turėjo visi išstipti. Ir aišku, atėjo pavasaris, tie mano siūlai man ten dar stovėjo ir kadangi mes dabar kieme darom tokius, žodžiu, pertvarkas, persitvarkiau daržą, žodžiu, pasidarėm pakeliamas lysves, dabar mano daržas atrodo kaip tikros kapinės, skalda, skardinės lysvės, žodžiu, bet ten yra dabar pagaliau tvarka, kaip aš sakau, galiu eiti su šlepetėm ir su kavos podeliu vaikščiu dabar po tą savo daržiuką. Tai va, ir kadangi nusprendėm išsivalyti, nes, jūs patys žinot, kaip tie daiktai, iš vienos vietos keliauja į kitą ir gaila išmesti ir taip pasidėsiu, gal kažkada reikės ir N plus ką metų jų nereikia nieko. Tai žodžiu, dabar vyras, žodžiu, užsakė konteinerį, ten, kur gali mesti tas mišres, žodžiu, visas atliekas, viską ir vyksta dabar sėkmingas išsivalymas. Metam viską taip negailestingai, kad aš nemoku jums papasakoti. Koks nors kaupikas galėtų gauti tikrai infarktą. Tai va, ir ką jūs galvojat, kažkaip atvežėm tą konteinerį, nes ten prieš tai vežė ir žemėm konteinerius, viską. Atvežėm tą, žodžiu, mišrių atliekų konteinerį ir jau vyras pradėjo daryti tvarką. Ir jis lyg mane kviestų, o aš lyg tingiu, žodžiu, eiti knistis po tos daiktus, viskas. O gerai, sakau, vyrai, ateisiu, sakau, bet sakau, ne šiandien. Ir šeštadienį, kada čia aš prabundu, šiandien yra antradienis, tarp kitko, šeštadienį aš prabundu, ko aš nuėjau į terasą, ar man vazoniuko, kokio reikia, ar dar kažko. Įžiūriu čiup tas indelis, Ikėjos tas krepšelis, kur buvo tie mano siūlai sudėtis, tuščias. Parlieku greitai namo, sakau, vyre, tu neišmetei mano kartais siūlų. Tai nežinau, sako, jeigu nėra, tai išmečiau. Sakau, kaip tu galėjai su mano siūlais šitai pasielgti? Ir ką jūs galvojat, aš moteriškė, aš esu paprasta ir įsilipau aš į tą konteinerį didžiulį, nežinau, kiek ten 10 kubų telpa tam, žodžiu. Ir pradėjau kustis. Ir kaip jūs galvojat, aišku, jisai išmetė mano siūlus į konteinerį. Bet man karūna dėl to nenukrito, žinokit, aš sėkmingai susirinkau, laimė, kad man Dievas apšvietė protą, juos susidėti į tuos tokius užtraukiamus ikėjinius maišiukus celofaninius, tai jiem nieko neatsitiko. Nei jie ten išsitepė, nei dar kažkas, išsitraukiau, papurčiau, žodžiu, ir išsėdėjau. Ir išgelbėjau savo siūlus, nes ten buvau tikrai, žinokit, pasidėjus ir koininių siūlų, žodžiu, tokių jau geresnių viską, ir tai keli babininiai, ir su žvinukais tokios geresnės sudėtis buvo. Viskas, ką dar man pavyko išgelbėti. Ir man buvo labai gaila. Negalėjau leisti, kad jie, žodžiu, iškeliautų į šiukšlyną. Tai vat, kiek mes daug galim padaryti dėl savo mylimo hobio, netgi įsilipti į konteinerį. Tai va, žinokit, tokie reikalai. Taip mes ir gyvenam, žodžiu, traukiu siūlus iš konteinerio, kad tik turėčiau iš ko megzti. Dabar jau tikrai viskas, jau išpasakau visas savo nuodėmes. Tai va, viskas. Tikiuosi, kad jūsų neaplanko tos mezgiminės krizės, net jeigu jos ir aplanko, tikiuosi, kad jos praeina tikrai greičiau ir grįžta su trenksmu, su didžiulė meilė, didžiuliu polėkiu, didžiuliu poreikiu ir galybė naujų, gražių mezgiminių projektų ir progresų ir procesų ir siūlų ir visko, ir visko, ir visko. Matot, kaip aš buvau pasilgusi su jumis, žodžiu, bent jau virtualiai pasikalbėti. Tai vat, ačiū uždėmesį, ačiū, kad nepamirštat, ačiū, kad randat kelią atgal, ačiū, kad žiūrit, ačiū, kad komentuojat ir iki sekančio. Iki.